Sveiki! Haner inicijuotas laidų ciklas Interjero dizaino revoliucija jau pasiekė finalo tiesėje. Čia aiškinomės, kiek dirbtinio intelekto įrankiai šiandien yra pajėgus atlikti interjero dizainerio užduotis ir sukurti ne tik unikalius, bet taip pat aktualius, realybę atitinkančius dizainus. Tam turėjome du projekto dalyvius iš skirtingų sričių – dirbtinio intelekto įrankių suvaldžiusi Antaną ir tradicinio interjero dizaino meistrą Moniką. Jie abu kūrė tų pačių Vilniaus Hill City buto erdvių interjerą. Praėjusiose laidose matėme skirtingus jų virtuvės, svetainės, miegamojo, vonios dizainus, o šiandien projektų dalyvių laukia finalinė užduotis – balkonas. Paskutinis iššūkis apibendrins visą projektą, o toliau bus ruošiamasi idėjas įgyvendinti realiuose Hill City erdvėse. Eikime dabar pas juos. Tai sveiki gyvi. Labai malonu matyti čia jau paskutinį kartą, 5. kartą susitinkame, bet klausimas jums pirmiausia, kaip jūs apskritai vertinate viso šito projekto patirtį? Tikrai vertinu gerai, naudingai, sužinojom tikrai įdomių ir mūsų darbui, manau, reikalingų dalykų, įrankių, žinių, ne, tik tai gerai. O Antanas, kaip vertina? Aš taip pat, vėlgi, visada mano tas pagrindinis moto, kad dirbtinis intelektas ir kodėl pats atėjau į sritį, kad jisai leidžia mums būti skirtingose personažuose, savotiškai gauti tokių supergalių ir aš niekad gyvenime prieš tai nebūčiau, jokiais būdais, jokia studija manęs nebūtų įsileidus kaip interjero dizaineris. Su dirbtiniu intelektu aš galėjau pats pabūti kitam personažai, kitoje rolėje ir pabandyti pažaisti, pakurti ir kažkas, kas įgaus realią formą, tai čia buvo be galo įdomu. Šį kartą jau jūsų užduotis bus balkonas, tai pasitelkus jums geriausiai žinomus įrankius, kurie gal pasiteisino per tą laiką labiausiai, sukurti tikrai gražiausią tą balkono vaizdą. Kaip jums balkonas? Balkonas tai yra tiek daugiabučio išorės dalis. Tam, kad sukurti gražų balkoną, jį riboja vis tiek vienodumas to pastato. Tu negali tenai savo labai daug laisvės leisti. Noriu palinkėti kuo didžiausios sėkmės. Sveiki, sveiki. Ar galim šiek tiek patrukdyti? Balkonas šį kartą. Tai nuo ko prasideda visi darbai? Ar taip pat kaip visada, ar kažkoks kitoks jų procesas? Jo, tai procesas prasideda panašiai, kokia tik tai problema kyla, tai jog dirbtinis intelektas, kai jis daro interjero dizainus, jisai, kai yra erdvė, jis šiaip daro nemažai klaidų, tokių estetinių ir panašiai, bet kai yra erdvė, jis bent jau žino struktūrą ir kur kas pasibaigia. Su balkonu kokia yra problema, kad jis iškraipo tą vaizdą dar labiau, dėl to yra sudėtingiau sukurti tą jau tokį dizainą, kokio norima, reikia daugiau iteracijų, daugiau laiko praleisti, jeigu su kitais dizainais užtekdavo 10-15 minučių, tai prie šito gali tekti ir 20 praleisti. O kaip dabar tas atrodo visas veiksmas, ką ten reikia dar patobulinti, kaip viskas vyksta? Jo, tai aš dabar kaip tik ir darysiu, darau tos eksperimentus, žiūriu, kodėl ten jis iškraipo, pabandau naujais modeliais, tai vėl kartais tiesiog užtenka pakartojimų, kartais reikia įmesti į Midjourney ir pakeisti tam tikras detalės tam, kad jisai pagaliau suprastų, ko aš iš jo noriu, kad nedarytų ten balkonę baseiną, pavyzdžiui, arba neišdidintų jo, arba ten nesudėtų ten kažkokių detalių, kurių nereikia. Gerai, tai aš gal ir paliksiu toliau darbuotis, tam, kad ir pati nustebčiau rezultate, labai įdomu bus pamatyti, kas ten gavosi. Kaip Monikos komandai čia sekasi, papasakokite? Žinot kaip, aš tai pasakysiu taip praktiškai, kaip mes su tais balkonais, kai susiduriam, būna, kad reikia taip juos ir įrengti ir pavizualizuoti klientams, bet, iš mano praktikos tai balkonas tokia, žinote, paskutiniai eiliai klientams jau jisai rūpi, nes aš iš tos kliento perspektyvos kalbu. Tai balkonas yra daugiabučio fasado dalis. Tai būna, kad tam tikras statytojas turi netgi savo reikalavimus, kad būtų vienoda danga, vienoda kažkokia tai stoginė, ar stogelis, ar stiklinis, ar medžiaginis. Bet patiems baldams neturiu kažkokio reikalavimo, kad būtent tokios formos. Dažniausiai ne. Bet vėlgi, tie balkonai standartiniuose mūsų daugiabučiuose, jie nėra dideli. Tai dažniausiai apsiriboja ten keliais tais kvadratiniais metrais, ir tikrai nėra daug, kas tenais juos tilptų, tarkim, to pasirinkimo. Tai matau dabar kol kas liko kėdėms. Kas čia dar? Kėdutės, staliukas, ir tokia kaip ir betoninė danga ir dar toks vazonėlis mums tilpo. Nebedaug liko, kaip matau čia jau. Greit pasimatysim.
Tai ką, finalinis jau visiškai mūsų paskutinis susitikimas, aptarsim jau galutinius ir viso projekto rezultatus. Aišku, kaip Antanai jaučiatės? Gerai, padarėme darbus, tai pavargome, dabar bus galima mėgautis vaisiais sunkaus darbo. O Monika, kaip jaučiasi? Pabaigiant bet kurį projektą, tai ateina ir kažkoks šiek tiek ir palengvėjimas, bet ir tuo pačiu džiaugsmas, kad dar vienas projektas padarytas, kol kas tik tais kompiuteriniai versijai. Paskui bus turbūt jau ir realybėje. Pamatykime gal jūsų rezultatus pirmiausia, apžiūrėkime. Kalbėjom apie balkoną, dirbote ties balkonu, ten visokių niuansų tarsi buvo. Tai Antanai, kaip sekėsi šį kartą? Jo, daugiausiai iššūkių buvo su balkono, tikrai buvo sunkiausia, bet geriausiai vėlgi mes tobulėjame ir kaip su technologija dirbant, nes kaip ir minėjau, pradedant projektą, aš pats pirmą kartą atsidariau tą aplikaciją ir aš nesivaizdavau, kaip su ja dirbti. Tuo tarpu vėlgi besimokydamas tą technologiją, tai nėra sudėtingos technologijos, paprasta, bet vėlgi yra tam tikri niuansai, kurie išmokstami, vėlgi yra komentarų gaunama ir tai leidžia tobulinti tos rezultatus. Tai galiausiai, sakyčiau, balkoną pavyko išspausti visai neblogus rezultatus. Tai pamatysim kelis variantus čia šiandien. Pamatysime 3 variantus, kaip visada pas mus yra keli. Ir galima pasižiūrėti, kas čia buvo sukurta. Tai balkonas, sakyčiau, tikrai pavyko gan neblogai. Ir vaizdas per ten, ir sudėjimas, ir visas dizainas, tai yra tikrai įdomus. Vėl geriausia komentarus pasimti iš profesionalų. Prieš tai jau mes čia apsižiūrėjom kartu su kolegomis, nes vėl esame viename ofise. Vizualizacijoms, kad iš karto būtų galima su klientu dirbti, tam tikrus braižus parodyti, tai yra geros įrangos. Taip. Galiausiai vis tiek viskas atsiremia į tai, kokie yra biudžetai, kokios yra panaudojimas ir detalės tas yra reikalingos. O Monika, kaip sekėsi, ar galima pamatyti rezultatą? Aš tai iš pradžių parodau vaizdą, kaip pro langą matosi, tarkim, tos tikrosios balkono grotelės, kaip, tarkim, žmogus, būdamas pas save namuose ir užsidengęs langą užuolaidom, ką jis matys. Tai jis matys tokį vaizdą, kaip matys ir jo to daugiabučio kaimynas. O kalbant dabar bendrai apie dirbtinio intelekto ir grafinio dizaino jėgų, tokį bendrą, ar ne, sudėjimą į vieną, tai kiek tai yra įmanoma, kiek jūs matot ateityje galimybės sujungti jėgas ir kažką tokio, kaip dabar mes matėm, kažką bendro bandyti sukurti? Mes iš tikrųjų nemažai kalbėjom viso projekto metu kartu ir nuo pat pradžių tas matėsi, pabaigoje galbūt matėme pagerėjimą dirbtinio intelekto su tuo, kam galima panaudoti, bet man atrodo mes nesiginčiojom ir sutikom su vienu dalyku, kad dirbtinis intelektas ateina kaip pagalbininkas tiesiogiai dirbant momentaliai su klientu, nes jam nereikia tada laukti vizualizacijų kelias dienas, jam galima su juo eksperimentuoti, kad pažinti jo norus ir parodyti kelias variacijas, kur galima tą padaryti per kelias minutes. Bet tuo tarpu jau iš tikrųjų pačiam interjero dizainui sukurti galutinį, kurį galima duoti vėlgi projektų gyvenintojams ir panašiai, tai tikrai tam turi ateiti profesionalai, kurie supranta tos dalykus ir čia ateina tas dirbtinis intelektas tik kaip pagalbininkas, kuris negali pakeisti, bet kuris gali tik padėti. Mano komandai tas dirbtinis intelektas visai dar, kai tik susipažinom, šitame projekte buvo kaip ir, ne naujiena, bet tarkim, tokia, nepažinta dar sfera. Dabar jau kai pamatėm visą procesą, kaip žinom, kaip tai gali pagelbėti, tai tikrai tai puikus įrankis vizualo kūrimo procese ir pagalba tam bendraujant su klientu, kas yra svarbu interjero dizaino specialybėje, nes tas bendravimas su klientu, ta komunikacija ir kitą kartą tas greitis, tai yra kertiniai dalykai. Smagu girdėti tikrai, kad kažkaip surado bendrą kalbą ir dirbtinis intelektas, žmogus, kuris supranta jį, yra įgudęs ir žmogus, kuris puikiai išmano tradicinį interjero dizainą. Tai labai dėkoju Jums už tai, kad sudalyvavote, už tai, kad pasiryžot į šitą iššūkį eiti ir buvote drąsūs, norėjote tyrinėti, kas čia Jūsų laukia, tai dabar laukia tik tai rengimai. Įdomioji turbūt dalis, ar ne? Jo. Įdomioji ir sunkioji. Ir sunkioji. Pasižiūrėsim. Pirksim vienas kito butus. Toksai planas, supratau. Tai ačiū Jums labai dar kartą. Ačiū. Ačiū Jums. Štai tokia draugiška nata ir baigėsi projektas Interjero dizaino revoliucija, kur dirbtinio intelekto įrankius įvaldęs Antanas ir tradicinio interjero dizainerė Monika labai organiškai atrado būdų, kaip gali veikti išvien dėl kokybiško galutinio rezultato. Tai tik parodo, kad dirbtinis intelektas tikrai nepakeis šios srities profesionalų. Jis dar nėra tobulas, tačiau gali padėti interjero dizaineriams veikti dar kūrybiškiau ir sparčiau, kas šių dienų klientams yra išties aktualu.
Nors projektavimo dalis jau baigta, prieš akis laukia kitas etapas – idėjų įgyvendinimas, kuris prasidės jau labai greitai. Primenu, kad visų 5 buto erdvių dalyvių kurtus dizainus galite pamatyti Delfi projekto interjero dizaino revoliucija aplinkoje, o mes susitiksime pamatyti galutinį rezultatą, tikiuosi visai greitai. Likite sveiki!